Kazlų Rūdos savivaldybė, viena jauniausių ir mažiausių Lietuvoje, įsteigta 2000-aisiais. Pietvakarinėje Lietuvos dalyje, Marijampolės apskrityje, plytinti teritorija užima per 550 kvadratinių kilometrų plotą. 2013 metais savivaldybėje gyveno daugiau nei 12,5 tūkstančio, o Kazlų Rūdos mieste per 6300 gyventojų. 2014 šio krašto žmonėms ypatingi. Kazlų Rūda švenčia garbingą 270 metų jubiliejų. Vienas svarbiausių pasienio regiono savivaldybės privalumų – patogi geografinė padėtis. Per teritoriją eina automagistralė Via Baltica, geležinkelis Kaunas Marijampolė Varšuva, čia tiesiama europinės vėžės Rail Baltica geležinkelio atkarpa. Miškai viena didžiausių savivaldybės vertybių. Jau 16 amžiaus viduryje Kazlų Rūdos girių vardas minimas Žygimanto Augusto rašytiniuose dokumentuose, kuriuose rašoma apie čia plėtotus miško verslus, strateginę gynybinę šios girios paskirtį. Per savo gyvavimo laikotarpį savivaldybė ir jos administracinis centras Kazlų Rūda įgijo didžiulę reikšmę viso Sūduvos krašto plėtros kontekste. Kasmet keičiasi savivaldybės įvaizdis, gerėja gyventojų gyvenimo kokybė. Čia vystomas verslas, įgyvendinami ES remiami projektai, tvarkoma socialinė infrastruktūra, pritraukiamos vietos ir užsienio investicijos. Užmegzti draugiški dalykiniai ryšiai su užsieniu. Rusijos Gusevo ir Vokietijos Zonderhauseno, Baltarusijos Mastų bei Lenkijos Lvuveko, Fromborgo, Olecko, Goldapo, Šipliškės miestais. Bendri kultūriniai renginiai sukuria pagrindą tolesniai pasienio regionų bendradarbiavimo plėtrai, stiprina tarpusavio pasitikėjimą ir toleranciją. Užsienio partneriai kasmet atvyksta į rugsėjo fiestą, tradicinę Kazlų Rūdos miesto šventę. Savita ir įdomi Kazlų Rūdos istorija. Manoma, kad vietovardžiui pradžią davė 16 ar 17 amžiuje iš Mozūrijos miško atsikėlęs verslininkas bajoras Kazla. 1737 metų Pilviškių inventoriuje yra išlikęs įrašas apie ant dešiniojo Jūrės upelio kranto stovinčią Kazlos degutinę. Maždaug tuo laikotarpiu šių apylinkių raistuose buvo pastebėta esant geležies rūdos. Šalia miško verslo atsirado poreikis kurti geležies dirbtuves, vadinamas rudniomis. 19 amžiaus viduryje ant upelio kranto buvo įrengta Kazlų Rūdos rudne. Joje per metus išlydydavo apie 10 tonų geležies ir perdirbdavo į kirvius, žagriūno ragus, akėtvirbalius ir kitokius padargus. Istorijos šaltiniai liudija, kad Kazlų giminės šeimoje augia 5 ar 6 broliai. Jie įsikūrė netolimose apylinkėse ir pradėjo steigti savo rudnes. Taip atsirado Višakio rūda, Sena rūda, Karčrūdė, Judrūdė. 1996 metais patvirtintame Kazlų Rūdos herbe vyrauja juoda spalva. Ji simbolizuoja deguto gamybą ir geležies rūdos lydimą anglimis. 6 žvaigždelis, žiežirbus, įprasmina brolių kalvių Kazlų amatą. Ragai primena mums, kad Kazlų Rūdos girioje buvę gausu laukinių žvėrių. Rudnių įrangą sudarė rūdos lydimo krosnys, dumplis orui į krosnis ir žaizdrus pūsti, vandens ratai dumplėms dumti ir kūjams kilnoti, velenai, geležies kalimo kūjai, priekalai, žaizdrai ir galastuvai. Apylinkių gyventojai rūdkasius ir angliadegius vadino tiesiog kazlais. Rudnių verslui nuolat plečiantis daugėjo ir Kazlų Rūdos kaimo gyventojų. Unikali krašto istorija ir gamta puikiai atskleista pažintinėme miško take, kurį pasinaudojusi ES parama 2013 metais įrengė Kazlų Rūdos mokomoji miškų urėdija.
Keliaudami juo turėsite galimybę detaliau susipažinti su Kazlų Rūdos atsiradimo istorija, savo akimis pamatyti medžio anglies deginimo ir geležies lydymo krosnių maketus, suprasite, kokia buvo tuometinė geležies rūdos lydymo technologija. Čia schema yra, kaip geležis buvo lydoma rudnelėje. Tiesiog schema. Matom rudnelę lydymo metu, pučiamas oras, medžio anglis, matom rūdą. Ir baigus lydymą, akmenukas pašalinamas, išleidžiamas šlakas, o kritė išimama praardžius rudnelės sienelę arba galbūt per viršų. Kazlų Rūdoje ir šiandien puoselėjamos geležies liejininkystės tradicijos. Mieste sėkmingai veikia metalo liejykla. Bet grįžkime prie Kazlų Rūdos kūrimosi ištakų. 1862 metais netoli Kazlų Rūdos kaimų nutiesus Peterburgo Varšuvos geležinkelio atšaką Prūsijos sienos link, iš Rusijos ir Vokietijos pradėta vežti pigi geležis. Neišlaikęs tokios konkurencijos, rudnių verslas nustojo klestėti. Prie geležinkelio pastatyta stotis pavadinta Kazlova Rūda. Prie jos kūrėsi nauja gyvenvietė, dabartinės Kazlų Rūdos užuomazga. Vietos žmonės rusišką stoties pavadinimą vertė į lietuvių kalbą ir taip ilgainiui prigijo dabartinis Kazlų Rūdos pavadinimas. Ši geležinkelio stotis yra pats seniausias Kazlų Rūdos pastatas, vienas iš nedaugelio paveldo saugomų objektų mieste. Ji mena dramatiškiausius Kazlų Rūdos istorijos įvykius. Lietuvos nepriklausomybės kovas, 20-ojo amžiaus karus, tūkstančių Suvalkijos ūkininkų ir inteligentų trėmimą į Sibirą, rezistencijos laikotarpį. 19-ojo amžiaus pabaigoje ir 20-ojo amžiaus pradžioje Kazlų Rūda tebuvo menkas kaimelis, nedidelė geležinkelio stoties gyvenvietė. Nors vietovė buvo apjuosta miškais, plėtotis medienos verslui nebuvo sąlygų. Rusijos caras netoliese esantį Kauną pavertė fortais apjuostą tvirtovę, todėl Užnemunės girios buvo tausojamos gynybinės strategijos tikslais. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, vokiečiai prie geležinkelio stoties įkūrė karo belaisvių stovyklą, pastatė lentpjūvę, o mišką nuo Kazlų Rūdos iki Nemuno išraizgė siauraisiais geležinkeliais, kuriais į Vokietiją gabendavo nukirstus medžius ir žemės ūkio produktus. Šiandien tai mena tik siauras apžėlės miško keliukas. Gyvenvietė sparčiai augti pradėjo 1923 metais, kai buvo nutiesta Kazlų Rūdos Marijampolės Šeštokų geležinkelio atšaka. Dabar Kazlų Rūda vienas didžiausių geležinkelio mazgų Lietuvoje. Per parą miestą kas 20 minučių kerta daugiau kaip 70 traukinių, parduodama apie 300 keleivių bilietų. Iš Kazlų Rūdos Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Šeštokų, Kybartų kryptimis per mėnesį išvažiuoja apie 30 000 žmonių. Traukinių dunksėjimas neatsiejama Kazlų Rūdos įvaizdžio dalis. Kadaise kraštą raižęs siaurukas atgimė gražioje erdvėje prie bažnyčios. Tai Kazlų Rūdiškių dovana, miestui garbingo gimtadienio proga. Žmogus gyvas ne vien duona. Kazlų Rūdos tikintieji nuo seno įsitraukia į švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios gyvenimą. Jiems visuomet buvo svarbus tikėjimas, jungiantis bendruomenę ir skatinantis siekti bendrų tikslų. Kazlų Rūdos parapija gyvuoja nuo 1922. Po 2 metų mieste buvo leista statyti medinę bažnyčią. 1925 metų lapkričio 8 dieną joje atlaikytos pirmosios šventosios mišios. Bažnyčia atvira visiems, o ypač mažiausiems ir jaunimui. Visam gyvenimui neabejotinai įsimintina pirmosios komunijos diena, kai krikštyti vaikai pirmąkart gyvenime priima Dievo kūną. Didelės pagarbos tarp parapijiečių nusipelnė visą savo gyvenimą Dievo ir žmonių tarnystei pašventęs Kazlų Rūdos parapijos altarista kunigas Ignas Plioraitis. 2010 metais už meilę gimtajam kraštui, istorinės atminties saugojimą ir krikščioniškų vertybių puoselėjimą jam buvo suteiktas Kazlų Rūdos savivaldybės
garbės piliečio vardas. Daugiau kaip 100 metį Kazlų Rūdoje gyvos švietimo tradicijos. Valdiška rusiška mokykla geležinkelininkų vaikams buvo įkurta 1911 metais, o 1923 metais duris atvėrė pirmoji lietuviška pradžios mokykla. Šiandien mieste veikia 8 švietimo įstaigos, iš jų 2 pavadintos Kazlų Rūdos kraštui ir visai Lietuvai nusipelniusių žmonių vardais. Kazlų Rūdos gimnazijai suteiktas garbingas kraštiečio gydytojo visuomenės veikėjo 3-ojo Lietuvos Respublikos prezidento Kazio Griniaus vardas. 1944-aisiais jis pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Jungtines Amerikos valstijas. Kazys Grinius savo testamente ir laiškuose pareiškė norą amžinai ilsėtis Mončgirėje, netoli gimtojo Selemos Būdos kaimo. Jo prašymas įvykdytas 1994 metais. Gerbiami parapiečiai, aš drįstu jūs taip vadinti, kadangi prieš 60 metų 12-metis Rimvydas Žygaitis čia Kazlų Rūdos bažnyčiai dirbo kurį laiką vargonininku. Į Kazlų Rūdos švietimo istoriją didelį indėlį įnešė šviesios atminties kompozitorius, profesorius Rimvydas Žygaitis. Su gimtaja Kazlų Rūda kompozitorių siejo tvirti ir ypatingi saitai. Jis atvykdavo čia koncertuoti, dalyvaudavo miesto kultūrinėme gyvenime, oficialiuose renginiuose, šventėse. Profesoriaus Žygaičio iniciatyva 1979 metais Kazlų Rūdoje buvo įsteigta muzikos mokykla. Deja, 2010 metais Lietuva neteko šio iškilaus žmogaus. Po mirties profesoriui Rimvydui Žygaičiui buvo suteiktas Kazlų Rūdos garbės piliečio vardas. Tais pačiais metais, minint savivaldybės 10-metį, garbės piliečio regalijas atsiėmė sesuo Alvytė Žygaitytė Pabalienė ir anūkė Kotryna Nekrošiūtė. Pagerbiant maestro atminimą, muzikos mokykla buvo pavadinta Kazlų Rūdos Rimvydo Žygaičio menų mokykla. Kazlų Rūdos istorija glaudžiai susijusi su Kazlų Rūdos urėdijos, įkurtos dar 1920 metais veikla. Tada miškų urėdo pareigas pradėjo eiti Povilas Malvickas, po jo 5 metus urėdijai vadovavo Vytautas Chlevickas. Nuo 1926 metų miškininkų vardą garsino Vincas Žemaitis, vienas iškiliausių Lietuvos miškininkų, pirmasis lietuvis, baigęs aukštąjį miškininkystės mokslą vakaruose. Pradėtus darbus tęsė kiti urėdai. Tarp jų ir talentingas miškininkas Juozapas Zigmantas Paltanavičius, Kazlų Rūdos miškuose sukūręs tikrą mokslo poligoną. Jis suprojektavo miškininkų gyvenvietę, vadovavo Kazlų Rūdos medelyno ir girininkijos administracinių pastatų statybų darbams, įkūrė miško muziejų, dabar pavadinta Urėdijos informaciniu centru. 2004 metais šiai iškiliai asmenybei buvo suteiktas pirmasis Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio vardas. Nuo 1991 iki 2008 metų Kazlų Rūdos urėdijai vadovavo aukštos kvalifikacijos miško ūkio inžinierius, sumanus organizatorius Albertas Zdanevičius. Jo iniciatyva urėdija reorganizuota į Kazlų Rūdos mokomoją miškų urėdiją, sukurta mokomojo bazė studentams, miškuose įsteigta daugelis miškų mokslo reikšmingų eksperimentinių objektų. Nuo 2008 metų Kazlų Rūdos urėdijos urėdas Linas Bužinskas. Dabar urėdija administruojanti beveik 37 000 hektarų miškų, suskirstyta į 8 girininkijas ir 16 eiguvų. Ypač daug dėmesio skiriama rekreacijai. Įrengta nemažai atokvėpio vietų ir poilsiaviečių, stovyklaviečių, rekreacinių takų, pažintinis takas ir regykla. Urėdijos miškininkai visais laikais saugojo ir dabar puoselėja krašto istorinį paveldą. Sovietų okupacijos metu plačios Kazlų Rūdos girios priglaudė Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Lietuvos laisvės gynėjus. Girios buvo 1863 metų sukilimo dalyvių prieglobstis. Kai 2013 metais visa šalis minėjo sukilimo 150 metinės, renginiuose aktyviai dalyvavo ir Kazlų Rūdos krašto žmonės.
Bėgo metai, Kazlų Rūda tapo rajono centru, gavo miesto statusą. Pasikeitė jos administracinė priklausomybė. Pamažu miestas augo, daugėjo gyventojų. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Kazlų Rūdos bendruomenėje atsirado daug kūrybingų, pozityviai mąstančių žmonių, norinčių ir galinčių kurti naują, kitokią Kazlų Rūdą. Nuo 2000 metų Kazlų Rūda tapo savivaldybės centru. Ir nuo tada visi savivaldybės gyventojai yra savo miesto, savo savivaldybės šeimininkai, turi realią valdžią ir priima realius sprendimus. Nuo tada žymiai pagerėjo miesto išvaizda, nutiestos išasfaltuotos naujos gatvės, nutiesti šaligatviai. Taip pat atgijo vienu tarpu išblėsusi miesto pramonė. Koncernas IKEA čia yra įkūręs 2 didžiulės įmonės, kuriuose dirba keli šimtai miesto gyventojų. Ir šis koncernas taip pat prisideda prie miesto gerovės kūrimo. Mes visą laiką sakėme ir sakysime, kad Kazlų Rūda yra miestas, kuriame gera gyventi visiems. O kad būtų gera, kiekvienas iš mūsų turime bent po aguonos grūdelį įnešti į bendrą miesto pagražinimo, įvaizdžio pagerinimo darbą. Taigi, džiaugiuosi aš, kaip ir visi miestiečiai, kad tau Kazlų Rūda šiais metais yra jau 270 metų. Gyvuok, gražėk, su jubiliejumi, mano mylimas mieste. 2004 metais Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, savivaldybei ir Kazlų Rūdos miestui atsivėrė naujų galimybių. Sparčiau plėtoti ekonomiką, kurti saugią ir sveiką aplinką, didinti konkurencingumą ir visokiojopai gerinti savivaldybės žmonių gyvenimą padėjo Europos Sąjungos parama. Per visą savivaldybės gyvavimo laikotarpį įgyvendinta beveik 100 Europos Sąjungos remiamų projektų, iš kurių nemaža dalis Kazlų Rūdoje. Miesto gyventojai džiaugiasi kokybišku geriamuoju vandeniu, sutvarkyta transporto susisiekimo infrastruktūra, išasfaltuotomis miesto gatvėmis, atnaujintomis mokyklomis ir lopšeliais darželiais, renovuotais ir naujai įrengtais sporto aikštynais, sveikatos priežiūros įstaigomis, išplėtotomis socialinėmis paslaugomis. Kokiegi svarbiausi įvykiai lėmė sėkmingą Kazlų Rūdos plėtrą? Miestui ypač reikšmingi 2006 metai. Per tradicinę miesto šventę Rugsėjo fiestą buvo iškilmingai uždegtas gamtinių dujų fakelas, simbolizuojantis, kad dujos pagaliau pasiekė Kazlų Rūdą. Miesto įmonės ir gyventojai jų laukė net 20 metų. Kitas svarbus įvykis – pėsčiųjų viaduko atidarymas. Modernus statinys pagerino eismo sąlygas pėstiesiems ir dviratininkams, užtikrino eismo saugumą. Pagaliau žmonės gali patogiai ir saugiai kirsti geležinkelį. Kazlų Rūdos gyventojai puikiai prisimena viešosios įstaigos Solidarity vadovą, filantropą Gerhardą Josefą Karlą, kuris nuo pat savivaldybės įkūrimo aktyviai rūpinosi Kazlų Rūdoje ir seniūnijose gyvenančiomis, skurstančiomis daugiavaikėmis šeimomis. Nuo savivaldybės įkūrimo iki 2013 metų labdara pasiekė 12 daugiavaikių šeimų. Paramą sudarė beveik 418 000 litų. 2007 metais šiam geradariui buvo suteiktos Kazlų Rūdos savivaldybės garbės piliečio regalijos. 2009 renovuota Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka ne tik informacijos saugotoja ir skleidėja. Tai populiari kultūros ir bendruomeninių renginių vieta. Čia organizuojamos kraštotyros ir meno parodos, iškilių žmonių jubiliejai, mokslinės konferencijos. 2013 metų konferencijoje Tarmės svarbi kultūros paveldo dalis buvo paskelbtas savivaldybės tarybos sprendimas kalbininkui, docentui daktarui Aldonui Juozapui Pupkiui už Kazlų Rūdos krašto garsinimą Lietuvoje bei už nuopelnus saugojant ir puoselėjant lietuvių kalbą suteikti garbės piliečio vardą. Taigi čia mano pradžia, čia pati pradžių pradžia. Čia
gimiau, pirmuosius žingsnius čia žengiau. Pirmą kartą čia nusibrozdinau kelius. Čia ir baigiau mokyklą. Paskui nuolatos vis grįždavau pas likusius draugus Kazlų Rūdoj, pas tėvus. Kažin kaip atsitiko, kad daugiau susidūriau su Kazlų Rūda, pradėjau rinkti žodžius žodynui, na ir vėl grįžo senos dienos, kaip jaunystė, vėl grįžo draugai, vėl grįžo seni pažįstami. Ir atrodo, kad senatvė žmogus vis tiek vienaip ar kitaip stengiasi grįžti į savo namus. Siekiant gauti ES paramą, ypač glaudžiai bendradarbiaujame su Lenkijos partneriais. Įgyvendinant bendrus projektus vyko įvairūs tarptautiniai renginiai, kultūriniai mainai, atnaujintos kelios kultūros įstaigos. Kazlų Rūda – sportiškas miestas. Siekiant plėtoti sporto tradicijas, būtina gera infrastruktūra. 2010 metais modernizavus Kazlų Rūdos miesto stadioną, čia rengiamos sporto varžybos, šventės, minėjimai. Ne tik Kazlų Rūdiškiai, bet ir visos savivaldybės gyventojai didžiuojasi Kazlų Rūdos futbolo komanda Šilas ir jų trenerio, praeityje garsaus futbolininko Sauliaus Vikerto laimėjimu. Nuo 2013 metų Šilo ekipa dalyvauja Lietuvos futbolo čempionato pirmojoje lygoje. Šiame stadione Šilo dvikovą yra stebėję net 3000 futbolo sirgalių. Mėgstama Kazlų Rūdiškių pasivaikščiojimo ir poilsio vieta – miesto parkas. 1986 metais paskelbtas vietinės reikšmės gamtos paminklu. Šis parkas – pagrindinis savivaldybės ir kultūros centro renginių organizavimo vieta. Čia vyksta kasmetinė miesto diena, šventės, koncertai. Parkas tampa aktyvaus poilsio zona ir visos savivaldybės turizmo traukos centru. Įgyvendinus savivaldybės ir Lenkijos Olecko gminos bendrą projektą, vienoje iš parko erdvių įkurtas Virvių parkas. Pirmasis toks Suvalkijoje ir pirmasis šalyje, įrengtas ne už privačias, o už ES ir savivaldybės lėšas. Čia smagu ir suaugusiems, ir jaunimui. Viena trasa įrengta vaikams, o iš viso yra įrengta net 57 rungtys. Pasinaudojus ES lėšomis, baigiami įgyvendinti parko infrastruktūros tvarkymo darbai. Parkas tapo jaukesnis, patrauklesnis ir funkcionalesnis. Per 270 metų keitėsi žmonių kartos. Ir kiekviena jų kūrė savo istoriją. Džiugu, kad Kazlų Rūdos gatvėse vis daugiau jaunų veidų. Jaunimas mūsų dabartis ir mūsų ateitis. Dirbkime išvien, kad kiekvienas jaunas Kazlų Rūdos gyventojas galėtų pasakyti: aš laimingas, nes gyvenu Kazlų Rūdoje. Ačiū šokėjams šaunuoliai, pablokime jiems.